Sveiki visi, šiandieną jūs ne tik matysite video medžiagą, kaip mums sekėsi Nemuno žiede, tačiau ir atskleisime šiokių tokių paslaptėlių. Karočią reikės, kad šitą mašiną pargabentum atgal. Gerai. Nes aš pasimsiu trafiką. Trafikė yra kas? Padangos. Pinigai. Wow, ryti! Pagazuok! Pagazuok! Kokias? Nu, davai, žinau. Davai. Sveiki visi. Kaip matot, randamės BetSafe Drift Workout'e. Daug iš šitą trasą žinot. Na ką, važiuojam? Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, we on your radar. Sveiki visi. Šiandieną randamės Kačerginės Nemuno žiede. Apsiėmėme padėti padaryti Red Helmetui renginį, treniruotę, workoutą. Tai apsiėmėme šėryklą. Iš mūsų komandos daugiausiai dirbantys šiandien, bet turime ir 3 važiuojančius. Važiuoja Laurynas, važiuoja Deividas ir važiuoja Ryti. Tai tikėkimės vyruką pasiruoš artėjančiam varžybom. Tikėkimės visas renginys vyks sklandžiai, be jokių krešų, be nieko. Šiaip šiandien labai karšta, tikėkimės išgyvensim iki vakaro ir nežinau, susitiksim kitam kadre. Kaip šiaip sekas? Šiaip gerai sekasi, viskas normaliai. Šiek tiek dar reikia gal prisiprasti tiek pirmie važiavimui, bet manau, ganėtinai neblogai. Valiukų nevartom, važiuojam gan plačiai. Viskas o. Svarbiausia į traktorinės padangas neįvažiuoti. Tai jau sekundė keleivis apsirengė su mėlynu kompaktu, nes su trumpom rankojom buvo. Neateina į briefingą, kada reikia ir tada nežinau, kad reikia su ilgomis rankovėmis važiuoti. Važiuojant ir užsikur sako, что сказал, не понимаю, ну и короче, taip ir gaunu. Sveiki, esu Laurynas, važiuoju Driftas ekspertų komandoje. Šį sezoną, kaip sakant, mažai važiuoju, nes esu išvykęs į užsienį, bet negalėjau susivaldyti. Mačiau, kaip komandai sekasi gerai ir grįžau trumpam atostogų. Kadangi pasitaikė tokia treniruotė, tai sugalvojau, reikia būtinai suvažiuoti. Kokią dainą dainuojam? Despacito. Trenk per baby, autoski. Ai, Jop tai mat, ai, jop tai mat. Taigi skiau Despacito dainuojam. Ne, nu jeigu įdomu, kam, kaip kompaktas, kas čia daiktas, tai nieko ypatingo, 2-3 buvo kažkada daily, mano šiaip pirma mašina, tai bet dėl to jos niekad neparduosiu, laikysiu, ką žinau, kol sulūž per pusę turbūt. Kodėl 2-3? Tiesiog nebuvo variantų, originaliai ėjo 1.6, todėl sakiau, būtinai reikia dėti bent 6 cilindrų. Ieškojau, kainos buvo gan man nepadorios, bet radau vieną variantą, 2.3, gan pigiai, tiesiog nuvažiavau, pasiėmiau, per savaitgalį susidėjom, viskas veikia. Norisi 2.8, aišku, norisi galingesnės, bet ką biudžetas leidžia, tą aš susidėjau. Esu kažkada bandęs skaičiuoti, čia prieš gal metus laiko, prieš 2 metus skaičiavau, tai jau buvo 2-3 tūkstančiai. Tai per tą laiką gal dar įdėjau 1000, tai tarkim 4, bet jau taip čia suviskuojau. Kas čia per talismanas papasakos? Čia talismanas yra irgi labai vertingas man, nes čia mano yra pirmasis dviratis. Todėl turėjau šios 2 daiktus ir sumašiau, reikia juos kažkaip surišti. Tai nusipirkau ir laikiklius dviračių ir viską ir tiesiog šitie 2 daiktai su manim visur keliauja, jeigu į varžybas ar treniruotės. Kažkiu šitam. Įbiški man. Reikės ir man įpilti. Trūks ir man turbūt reikia. Iš akis. Tiek, kad biški iš normos.
Taip, mama. Yeah. Whoa. Giant to a Maggie, big boss status. Ain't gon' lie, I really wish they would like a cabin. I ain't do no frontin', get my money on the back end. Yesterday's price ain't today, now we taxing. Way out the fear, ain't no way out for me. They always told me I'm the wave, like I'm way out. And see, I know some real ones turn state, ain't no way out for me. Out here living like the villain, only way out for me. Moving like the purges, out your time if it was worth it. If you coming from my fam, then you know I take it personal. Nemon mašiną bijausi pėsti. Palaikėkit atstovą. Aš iš paskos važiuosiu, tai nebent aš supysiu, ne tu. Važiuok, manęs nėra. Gal rimtai nerim? Sveiks. Bent pagaliau pirmas važiuoja, kuris išvažiuoja. Nes šiaip jau galvau, kad bus pizda. Ir žiūriu, jau turėjai atleis, galvoju, jis toliau eis, dar toliau eis. Pusę dalykų negaliu paaiškinti, žinok. Aš grįžtu čia, kas buvo. Na, ką pavaras smagiai muštųsi, tai ledas būtų šis. Dabar taip jau turi per jėgą kartais. Pasistengti. Todėl antra startuoja, kad nebūtų užstrigimų. Nori paskui mane? Važiuok kaip suvokta. Taip ir važiuoju. Už ką eitų padangytys. Gali būt. Tikrai nenoriu paslėpti. Ne. Eik, tu jau mane jaučiu. O galiu, bet taip, šitaip iš alkūnių. Ai, kaip ant kapoto. Pas ant kapoto taip suklijuota. Jam tiks. Matėjau mašiną. Davai ant greituką. Gel kadrą. Varyk taip, varyk. Mane parėšau. Ko vardu direktorius? Aurimas direktorius. Aurimas direktorius? Taip, čia tik kompresorius labiau, nes daugiau nieko neveikiu, tik padangas pučiu ir keičiu. Ne, aš neatsakinga, aš beveik mėnesį, aš negaliu. Aš esu gyva galiu, pakeisti ratą galiu, daugiau tai nieko aš negaliu. Man sakė, kalbėti būtinai reikia. Sakė, negaliu užsičiaupti, turiu non-stop, va, varai. Atsimetė, persimetė, apsisuko. Vienam sekasi geriau negu kitam, nemeluosiu. O kodėl jis atpaliniu važiuoja? Šito negaliu pakomentuoti. Kažkas laidynė susipėsė ten. This is the moment we waited for. Everything we want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stayed down, never switched up. Everything changed with the game. I'm in this zone now. Nothing can change what we on now. When I pull up, know it's going down. Foot on the gas, ain't no slowing down. Ain't no greatness to settle in. Kick down the doors, they won't let me in. Taking no else, yeah, I gotta win. Watch me kick down the doors, they won't let me in. Who running the game now? Foot on the gas, can slow down. No, my team, we holding it down. We know we running it now. Watch the game change. 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 Watch the game change.
Čia spizdan. Padanga. Ne, pusašiai tai sveiki. Kas buvo? Reduktor? Greičiausiai. Spotify Premium. Kas buvo ponas? Reduktorius sprogo. Ir dar girdėjau, kad be tralo esate savo kodų. Žinoma, kad savo kodą. Ką darysi? Bandysim susirasti naują, kietą virintą, arba bandysim šitą išimti ir trauktis ant trosų namų. Paprastai. Paprastai, kas daugiau kad jie. Važiuojam. Ta prasme 2-3. Aš ir tipo lendu į vidų ir taip. Kas buvo direktoriau? Kas buvo? Не знаю. Не знаю. Бензин. Чуть-чуть. Все. Kaip sekės, Deivi? Kaip tau, Lauri? Jau galima Deividas sekti iš paskos, jau normaliai. Kaip tau sekės? Kristi, apibendrinimą. Viskas šiaip gerai. Diena praėjo visai gerai, kaip ir sakiau, buvo labai karšta. Nudegiau labai sprandą. Šiaip visai buvo momentas, kai jau visi buvo prasivažiavę, net ir krešų nebuvo. Tai šiaip viskas šiaip gerai. Dienelį užskaitau, pats irgi labai šiaip užsinorėjau suvažiuoti pagaliau. Nes labai smagu atrodo trasa irgi šiaip širyklos. Nu, neužmušama tradicinė, kiek čia metų važiuojama.
Tai ačiū labai, kas buvot. Iki pasimatymo visiems. O vėliavas prie garažo nešvežti? Na, o video pabaigai turime naujienų. Driftos ekspertai skyla į 2 dalis. Viskas gerai, jokių pykčių, konfliktų nėra, draugiškai susitarėme. Kol komentarų neužvertėte klausimais kodėl, tiesiog nesutapo mūsų nuomonės ir kad nebūtų didelių pykčių, paspaudėme vieni kitiem rankas ir skiriamės į atskirą komandą. Tie žmonės, kurie važiavo su mumis į varžybas, kuriuos matėte praeituose video, nuo šiol vadinsimės DS Team, o likusi komandos dalis toliau sėkmingai organizuos renginius Šakiuose ir toliau vadinsis Driftos ekspertai. O mes DS Team kelsimės į Šėryklą. Pirmasis mūsų renginys gegužės 25 dieną Šėrykloje, kur vyks ir žiedinių lenktynių čempionatas. Kviečiame jūs apsilankyti. Manau, kad turėsime ir kepurėlių. Tai mielai užsukite, padalinsim lipdukų, pravešim, lauksim jūsų ten.